Kodėl aš manau, kad būtina mokėti bent vieną užsienio kalbą ir visą laiką raginu kitus mokintis arba tobulinti savo anglų kalbą? O jūs žinojot, kad kalbų mokėjimas turi teigiamos įtakos smegenų veiklai ir įvairiems smegenų procesams? Šiandien aš pateiksiu top 3 priežastis, kodėl aš manau, kad būtina mokėti anglų kalbą. Nebūtinai anglų, bet kažkokią užsienio kalbą. Galbūt yra daugiau priežasčių, bet aš įvardysiu 3 tokias mano manymu svarbiausias. Visiems, hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą. Prenumeruokit šį kanalą ir spauskit patinka. Čia mes leidžiam laiką su tolku. Pirma priežastis yra niekada nežinai, kas tavęs laukia. Kas tavęs laukia ateityje. Ką tau yra paruošęs gyvenimas. Kokios karjeros galimybės galbūt laukia už kampo. Ir kartais kalbos mokėjimas gali atverti tau tas durys, kurių tu net nežinojai, kad jos gali atsirasti tos durys. Iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad gyvenant užsienyje aš matau, kad žmonės be kalbos dirba kitokio pobūdžio darbus, nei žmonės su kalba. Tas kalbos mokėjimas labai dažnai suteikia tau kitas galimybės. Ir tai yra akivaizdu, kad kai kurių darbų tu tiesiog negali dirbti be kalbos. Tai nereiškia, kad šitie darbai yra prastesni. Tarkim, žmonės dirbantis Anglijos sandėliuose gali uždirbti daugiau pinigų, negu, tarkim, uždirbu aš. Bet žmonės palieka tose darbuose pusę savo sveikatos ir paskui važinėja namo gydytis. Todėl ne visada tie pinigai uždirbti galbūt verti tos sveikatos. Ir kartais darbas, kurį tu gali dirbti su kalbos mokėjimu, ateityje vis tiek turi perspektyvas ir kažkokį karjerinį augimą, kur tu taip pat gali pradėti vėliau uždirbti daugiau pinigų. Taip pat iš pažįstamų istorijų žinau atvejus, kai geros karjeros galimybės nuplaukė dėl to, kad žmogus tiesiog nemokėjo anglų kalbos. Vienas mano geras pažįstamas dirbo tarptautiniai įmoniai, kur įvyko kažkoks susiliejimas kelių kompanijų, įmonė buvo tarptautinė ir pas jį atsirado galimybės užimti aukštesnės pareigas ir su darbo reikalais kartais važinėti į Prancūziją. Bet kalbos reikėjo būtent anglų, nes įmonė buvo tarptautinė. Tačiau jo anglų kalbos lygis buvo arti nulio, jis suprato labai basic dalykus, bet negalėjo kalbėti. Įmonė iš tas pareigas nenorėjo samdyti pašalinio žmogaus, norėjo būtent kažko iš įmonės, iš kompanijos. Ir šitos pareigos buvo užimtos jaunesnio žmogaus, su žymiai mažiau patirties. Tiesiog šitas žmogus mokėjo anglų kalbą. Kompanijai šiuo atveju apsimokėjo labiau apmokinti tą jaunesnį, mažiau patyrusį žmogų savo pareigų, negu išmokinti mano patyrusi šitam darbe pažįstamą, apmokinti nuo nulio praktiškai anglų kalbos, kad tai užtruktų labai daug laiko. Todėl buvo priimtas sprendimas pasamdyti mažiau patyrusį žmogų, bet su žymiai geresniu anglų kalbos lygiu. Antra priežastis yra tai, kad kalbos mokėjimas mūsų smegenims yra kaip sportas. Iš mokslinės pusės papildomų kalbų mokėjimas turi labai daug geros įtakos mūsų smegenų veiklai. Yra mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad papildomos kalbos mokėjimas padidina pilkosios medžiagos tankį smegenyse. Taip pat yra mokslinių tyrimų, kurie parodo, kad bilingvai dažnai turi geresnę atmintį ir lėčiau rodo požymius susijusius su amžiumi. Tas natūralus regresas, kuris vyksta smegenyse žmogui senstant, atminties pablogėjimas, Alzheimerio, demencijos požymiai. Vidutiniškai žmonės, kurie moka 2 kalbas, rodo tos požymius keliais metais vėliau. Tyrimai rodo apie 4-5 metus vėliau, nei žmonės, kurie moka tik 1 kalbą. Žodžiu, kelių kalbų mokėjimas turi teigiamą poveikį atminčiai ir pagerina smegenų kognityvias funkcijas. Trečia priežastis yra, kad tiesiog būtų įdomiau gyventi. Kartais kalbos dėka mes galim savo gyvenime sutikti daugiau žmonių, pažinti juos, pažinti jų kultūras. Bendraudamas su daugiau žmonių iš skirtingų šalių ir skirtingų kultūrų, tu pradedi matyti gyvenimą ir pasaulį plačiau. Tiesiog darosi įdomiau gyventi. Taip pat tu gali žiūrėti filmus ir skaityti knygas originalia kalba. Ir aš kaip didelė gerbėja komedijos kaip žanro, aš labai mėgstu žiūrėti filmus, ypač komedinius filmus arba serialus, angliškai. Kartais, kai aš matau vertimą, aš suprantu, kad vertimas labai dažnai atima originalaus humoro žavesį. Jis sugadina kai kuriuos kalambūrus arba
Kartais yra žodžių žaismas, kuris gerai skamba būtent originale kalba, bet išvertus jis arba praranda prasmę, arba vertėjai tiesiog neišvertė taip, kaip teisinga būtų išverst. Aš esu įsitikinusi, jeigu pas jūs yra galimybė žiūrėti filmus originale, visą laiką žiūrėkite originale. Taigi, va tiek priežasčių, kodėl aš manau, kad A Little Bit of English yra geriau nei No English. Jeigu pas jūs asmeniniam gyvenime yra kažkokių priežasčių, kada jums pravertė anglų kalba arba kitokios kalbos mokėjimas, taip pat gali dalintis savo istorijom komentaruose. Nepamirškit spausti patinka, tai labai padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Visiems bye!